Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Ieva ir šiandien mes darysime kalėdinį klausimėlį. Taigi, aš esu su pirmokais ir pirmas klausimas, ar jau pasipuošite eglutę namuose? Taip. Ne. Ne. Kodėl nepasipuošit? Mes per kūčias puošiam. Mokytoja, ar jau pasipuošit kalėdų eglę namuose? Taip. Kodėl kalėdų seneliu gali būti tik vyras? Taigi tas čia kažkas sakė, praeitais metais kažkas sakė man. Nes tik vyras. Aš žinojau. Ar jau pasipuošit kalėdų eglę namuose? Ne. Ne. Kaip čia taip dabar? Dar laukiam šį savaitgalį eglės. Jo, dar toli kalėdos šiaip. Kokios jūsų su šeima tradicijos per kalėdas ir šiaip žiemos metu? Per kalėdas tai aplankyti močiutes. Nežinau daugiau. Taigi, kaip manote, koks yra šalčiausias užfiksuotas minusas pasaulyje ir galbūt kokioje šalyje? Kažkur šitą šiaip man atrodo esu girdėjus. Gal kokia... Blemą bijau sakyti. Antarktidoje? Nu, tai kokia minus 60 laipsnių. Daugiau. 80. Daugiau. Dar daugiau, minus 100. 90. Nu, be vieno skaičiuko. Kaip sniego senelis gali numesti svorio? Sniego. Tirpdamas. Labai teisingai. Įmonė dažniausiai naudoja kalėdų senelį savo reklamose. Coca-Cola, ką žinau. Teisingai! Kodėl kalėdų seneliu gali būti tik tai vyras? Nes Santa Klausas. Aš nežinau. Nes tik vyras gali dėvėti tos pačius drabužius kiekvieną dieną. Oi, gausi nuomatkės mokytos. Ačiū, kad buvote su klausimėliu. Kaip matote, dauguma žmonių tikrai pasipuošė jau savo namuose yra eglutes ir dauguma tikrai žino, kokiose reklamose dažniausiai apsilanko kalėdų senelis. Ačiū.